Labą pupiai. Šiandien įrašas jau toliau nuo mūsų būsios vietos. Kėlėmės anksti, 4 ryto. Oi, buvo iš tikrųjų pilnas rytas nuotykių. Vakar baigiam projektą. Sako 2 valandas, rytoj 2 valandas su pusė važiuosit iki kito objekto, link Hamburgo. Gerai, susiplanavom varyti, anksčiau miegot, viską. Susikrovėm daiktus iš anksto, kad ryte nereikėtų tasyt. Ir ką, mano pirmas didelis vairavimas. Taigi, nuėjau 8 miegot, nes 4 keltis, o virš manęs vokiečiai partį padarė. Tusiukas. Iki 1 nakties jie tuisno ir triukšmavo, tad užmigau 1 valandą. 4 kėliaus, sutvarkėm butą, išvažiavom. Tai vat, pirma patirtis. Kalnai, tiksliau kalnų keliai, šlapdriba gausi, gan stiproks vėjas, apsnigtas kelias, tamsu ir dar rūkas. Visas pilnas komplektas, koks tik gali būti. Tad buvo smagu. Tarp kojų viską laikiau, ką tik įmanoma, suspaudęs labai stipriai. Po to autobanas, kitas projektas. Beveik be nuotykio atvažiavom. Vieną kartą norėjom ne ten pasukti ir vieną kartą užkišau fūrai. Tai irgi prikrovėm į kelnes normaliai. Atvažiavom, viskas ok, viskas tvarkoj. Be didesnių nuotykių po fūros, žinoma. Nežinau, buvo sudėtinga. Atvažiavom į projektą ir mums išdavė šitą gražią uniformą. Respiratorius, gražus kostiumas, pirštinės, purškeklis ir 15 litrų balionas. Ten įsipili 60 mg kažkokios chemijos, prisipili vandens ir nepurkšti augalus. Viskas labai paprasta. Su šito dalyko. Čia su rankena pumpuoji. Iš apačios į viršų. Nupurški, eini prie kitą, eini prie kitą, eini prie kitą. 2 dideli laukai ir keletas mažų. Realiai mes dabar iki 11 jau vieną didelį lauką užkalėm. Ir supratom, kad mes realiai šiandien per visą dieną galėtume visus laukus užkalt. Bet tada už kitą dieną nesumokės. Tad reikės biškį švilpaut kažkur. Kaip sakoma, neskubant. Ok. Kas ten per brūdas, neįsivaizduoju, kas per chemiją. Bet negalima prisikvėpuoti, negalima, kad į akis papultų, negalima ant odos, kad papultų. Ir visa eilė gražių įspėjimų. Kai paklausiau, kas bus, jeigu papuls, tai purtė galvą iškart sakė, šaizę ką pūt ir parodė pirštų į dangų. Tad vyručiai nejuokaukė su šito dalyku. Tai vat. Ir kita įdomybė, kad mes esam šalia, visiškai Biržė ribojasi vos ne, su Rheinmetall gamykla, kuri, kaip suprantu, gamina artilerijos sistemas ar kažką panašaus, nes iš ko tai spėjo. Girdėjote, ne? Nes pastoviai pyškina, kartais būna tik tai garsas bum ir viskas, o būna, kad bum ir toks garsas tolstantis, kaip būtų, kad sviedinys tolstantis. Kaip iššauna ir švilpesys ir nueina tolyn, kol garsas išnyksta. Tai mes spėjom, kad tai testuoja pagamintą artilerijos vamzdžius ar kažką panašaus. Nes, o kas gali daugiau sprogti ir švilpti po to, tolstant nuo tavęs. Tai va, pakankamai toks įdomesnis projektas, nesodinimo. O kaip kitas regionas, truputį galbūt atsipūsim nuo sodinimo. O toliau žiūrėsim, kokius dar namus duos mums. Ir kaip čia viskas. Sekas tai tikrai gerai, netgi per gerai.
kaip ir sakau, bandėm suderinti, kad tipo su vadais, kad jeigu mes šiandien anksčiau baigiam, gal anksčiau grįžtam į savo senus namus, iš kur atvažiavę, nes po to ten grįžti reikės atgal. Ir tai toliau, bet sakė, jeigu jūs anksčiau baigsit, jums vis tiek nesumokės pilnai. Nu, sumokės tik tiek, kiek jūs dirbat. Tad jeigu dirbsit 2 dienas, sumokės už 2 dienas. Jeigu dirbsit 1 dieną, tai sumokės už 1 dieną ir panašiai. Tad gal truputį nusivylę, nes įpratę mes judėti greitai. Ir žinoma kokybiškai. Ką padarysi? Teks numesti gazą ir mėgautis tiesiog paprastu pasivaikščiojimu miške su šituo nuostabiu kombinzonu. Kas gerai, kad jis baltas ir dėl to nekaršta. Tai va, čia yra visiška vasara, tikrai šilta. Iš ten, kur išvažiavom, buvo mašina plėdėjus, teko nuvalyti. Ir sakau, buvo sniegas, apsnigtas kelias, šlapdriba, vėjas, rūkas tuo pačiu ir naktis ir o Jėzau. Tad kaip pirma tokia tolima kelionė, tai ponas Dievas su savo geru humoro jausmu sudėjo viską, ką įmanoma ištestuoti mano gebėjimą, sakykime, vairuoti mūsų karo vežimą. Be to jo tenka vairuoti mikriuką, o ne šiaip kokie lengvoji. Okay. Tai va, tiek naujienų, tiek įdomybių. Ir ką, like, share, peace. Rodau šitos 2 pirštus. Iki susimatymo kitą kartą. Toksai gan trumpesnis video. Va, mano kolega atėjo ir pradėsim šitą biržę purkšti. Iki.